apsrytis pasaulį. Išsileidau į Veiną turbūt nesąmoningiausių kelionių, kokias turėjęs. Tiksliau, čia turbūt pirmą nesąmoningą kelionį, kad darau. Tai šiandien išvažiuojam su 125 kubų motociklas iki Gardos ežero ir atgal. Dabar yra birželio 19 diena po 7:04 minutės. Keliom minutėm vėluoju, nes turėjom 7 susitiekti Motofox'o bazė, bet Dovydas prameigojo parašė, kad neskubėti. Tai neskubu. Tai per ateinančias 6 dienas, įskaitant šiandieną, nusimato 4000 su kapeikom kilometrų. Kadangi kelionė ilga, motociklas silpnas, tai labai problematiškas klausimas buvo, kaip daiktus susidėti, nes jokių papildomų tašių aš neėmiau, Dovydas labai tik mažą tašiokį pasiims. Į Katroną įsidėsim tiesiog įrankius, jeigu karts prireiktų kokios nors techninis pagalbos savo pasidaryti. Tai šiaip net apsisidėjau tik pačius būtiniausius daiktus į dekatloninį kuprinį 30 litrų. Ir dar turiu tokį tešmenką per pietį, tai ten irgi dar dokumentą visokiai pinigienį, laidą pagrindinę, pakrovėją, kamerą. O į galinį kuprinį sėdėjau tiesiog triusiukų persimauti, kojinių, maikį, pasiėmiau šortus paprastus ir pasiėmiau maudymus šortus. Nes labai yra tokia įdomi situacija su oru. Pavyzdžiui, šiuo metu Lietuvoje mes turim 13 laipsnių šilumos ir gali netgi lyt, kol mes išvažiuosim iš Lietuvos. Lenkijoje irgi panaši temperatūra iki 15-17 su galimu lietum. Bet vos kirtus Lenkiją prasidės labai šilta ora. Pavyzdžiui, Italijoje prie Gardos ežero dienos metu pakils tik į 30 laipsnių šilumos. Tai netgi mano važiavimo apranga bus labiau tokia vėsesnė, tam, kad aš geriau pakentėsiu biškį šaltą čia, bet paskiau neprakaitau su Italijos serpantinus. Lauku Dovydo. Pažiūrėkit, kokį sraigį pas Motofox keidrą dau. Eik savo. Bet tik didelį. Galvas dydžiaus. Galvas. Gerai. Sorry. Į tom pusėje. Aš tau kompensausiu. Į priekį padėdams. O taip atrodo. Man kuprinį prikišta. Čia plafiks, čia paprastas šorta. Čia tokie higienos reikmenys sudėta, į pagrindinį skyrių, ten fotiks. Rūbų dar biškį daugiau. Ir įsidėjau kelis muštinius. Važiuoju su savo pačiu geriausiu full facing šalmu, nes reikės garso izoliacijas, kad neišūžtų ausių. Ir čia ta tešmenka, kur sakiau, ir pietį. Tai čia yra mano kamerų, mikrofonas, pakrovėjai laida, powerbanks, dokumentą, būtiniausi labiausiai reikalingi greit prie dalyką. Ir dar turiu šiokį tokį update apie savo vagystį, nes vis tiek daug kam įdomu, daug kas klausinė, bet Instagramus, TikTokus nepasakoju ten nieko kol kas, tai galvoju, čia papasakos, kur patys geriausi žiūri, ištikimiausi. Tai esmė tokia, kad yra surastas vagis. Tas vagis šiuo metu sėd UK, kaip netikėtų, ir jis nori atlyginti žalą. Bet pareiškia tik žodžių norą, fizišką jokių veiksmų nepadarė. Kol kas negali dalintis, kai galėsiu pasidalinti. Žiūrėk, kas važiuojam. Laukiniai šernai! Oh yeah! Vėluojam, ponas. O, žiūrėk, šalmo atsistvarkė. Nice. Da, batus sugebėjo įsidėti. Batus sugebėjo dar įsidėti atsarginis. Duok man mocai važiuojam. O, papildžiau dar kuprinį. Grundienis valiklių, įsidėjau grundienis tepalą, aš dar įsidėjau, palauk, gal parodysiu, čia ir mano sumuštinė,
Čia dar įsidėjom veiną atsargienį, grandienį, nes pažiūrėkit, veina yra labai plona. Ir yra rizika, kad nutrūksta. Įsidėjom atsargienį. Dar ten nesimata, bet yra 2 litrą tepalo. Dėl aspekto. Mažako. Tai va, esam pasiruošint kelionę. Dovis dar yra biški įrankis įdėjęs, tai pasidalinam svarį. Nebiški? Nebiški. Aš žodžiu sugesti, ginaus motociklas. Sugesti nežadu, bet geriau better safe than sorry. Nu, tas tu, ką paskui nereikia trauk kveistais. Sakys, suveins 2.5. Dirželių reikia dar pasimti, manau, kad turėdavo visą pusę. Sunka. Sunka. Čia, va, tas žiūrėk, dar ir batus įsidėti, tai jau šlepkis reikia įdėti, ne batus. Basomuš. Basom. O čia va. Lepdukų įsidėjęs klijuoti ant kiekvieną. Čia va, tepaliukas, va, darom. Irgi yra tepaliuko, trišiotkių, putų, įrankių, ko tik nori, žodžiu. Ready for the road, žodžiu. Nes važiuosim daug kilometrų, nežinos, kas gali nuteikti per daug kilometrų. Geriau, kaip sakau, better safe than sorry. Jo, nesvarbu, kad parašyta fun machine, bet sugedus gali būti not fun, not fun at all gali būti. Vsio, rengamės ir važiuojam. Kadangi pirmą važiuosim per Lenkiją, mūsų šios dainos tikslas yra davažiuoti Lenkiją iš Čekijos Seiną, tai aš manau daug nefilmaus, nes vaizda bus tokiai patys, kaip čia pas mus, kad važinėjant. Tai jeigu bus kažkoks įdomus pafilmaus, jeigu ne, sekantis kadras bus iš kažkur įdomu jau. Tai važiuojam. Na, tikra dabar paskutinis video iki gražesnių vaizdų. Tiesiog norėjau parodyti, kad atvažiavom jau į Lenkijos pasėjimą. Fun mašiną važiavom. Normaliai viskas. Tai pjausiam dabar toliau. Esam pilnas bakas, tai nebus priežasčių stoti. Tai tiesiog latinam. Važiuoti per Lenkiją yra žiauriai sudėtinga psichologiška, nes visur yra kaimas ant kaimą, vaizdą nesikeit 1000 kilometrų ir vis laik prieš save matatas medžio alėjas. Išsuki iš posūkios ir atrodo, kad tu važiuoji ratas, nes vaizdas nesikeit, o kilometrą tipo renkas, bet psichologiškai visiškai nesirenka. Ir kaip tyčia mes pataikėm važiuoti per Išeigienį Deiną Lenkijoje, nes ten buvo kažkokia krikščioniška šventė. Ir va čia net buvom apsukti nuo savo maršrutą, nes žmonės tiesiog ant gatvės kažką ten darė. Dešimt valandų keli, 700 kg dan. Šiandien pagal planą dar 108, man atrodo, ir 3 valandas rodo važiuoti. Tai realiai šikna jau visiškai priprat, nebeskaud. Dabar rodom sauliok. Tai buvo prigulta. Bet tur paskutinį Decathlon botanė. Aš noras valgyti, bet nėra kada, nes reikia varyt. Labryto į interneto pasaulį. Vakar nieko nebenufilmavom, nes iki pat 1 valandos naktais iškojom kur išmeiguoti. Tai 1 valandos naktais čia Lenkijos laiko, Lietuvos laiko iki 2. Tai atvažiavom į Veiną motelį, uždaryts. Atvažiavom į Kietą motelį, išlindo kažkoks Lenk su kriukės, pradėjo rėkti ant Dovydą, kad nerazumi. Tipo, pasaka motel room ir nesuprant, ko nori atsistojęs prie viešbučiaus.
Bet toks įdomesnis variantas. Tada atvažiavom prie dar vieno. Paskambinau, sakau, do you have a room available? Tos toks, now? Ne, blėt, poryt. Tai irgi neturėjai kambarios. Tai šiaip net dar vieną radom. Čia jau grina Čekijos pasienį. Hotel Europeiski. Tai nepigiai buvau po 5 eurų. Bet išmeigojom jau kaip 2 valandą naktais po 13. Kiek mes 13 valandų vakaras važiavom iš vis? 900 kg. Nu tai tau nelaba svarbu, ar tau kainau 7 ar 100. Tai ėjom tiesiog galėjom gulti. O dabar atėjom ryt prie moc. Lenciūga, karačiai yra ta balon, kaip nežinau, kas kaip katin kiaušia ant saulės ištirpint. Nu, žodžiu, reikia pasitemt ir galėsim važiuoti toliau. Šiandienos plans yra, tiesiog nusistatysim GPS-ą iki Stelvio pasą, tas rodo 900 km ir rodo 14,5 valandų. Tai aišku, visos to atstomų neįveiksim, bet tiesiog galėsim pradėti jau važiuoti tom posi ir vėl taip pat keikės, teik važiausim ir iškosim, kur išmiegoti. Tai va, einam padėti Dovidu. Pasakai taip, lyg kasdien matytum. Welcome to Czech Republic. Čia lekam, tik tokias geras keliukas, žiūriu, ženklas Čekija. Ir baigės pagaliau lenkynas. Skutam toliau. Wow, kaimiškėlis. Karšta biškį užsidarė šalą. Tai jau turėsim ir pirmą viršūnis. Offroadinį? Čia vaikam. Čia Skara publika. Reikia pasivaryti į pavėsimą. Namurką pašiltų. Man pasivaidėn, ar tu numerių nebesari? Eik tu na. Remelis sulūžo. Palauk, bandom atsukti kamerą, pažiūrėti. Gal matos, kurioje vietoj pametė. Bus miškė tenai 100%. Davės pametė numerį, dabar te pastebėjau. Pagal kamerą pažiūrėjom, kad greičiausiai pametė miškį, kur kon tik važiavom. Tai bandysiu pavažiuoti atgal. Ir surasti. Nu, dabar žvalgytis.
Iš vieną kraštą į vieną pusę, kitą kraštą į kitą pusę. Ai, apsidžiaugiau. Numeriukai, kurgi jūs? Nieko nesimato. Matos tik, kad miški tikrai be numerių važiuojam. Bet katro vietom sons pametė. Arba pradžio. Bandom dar žiūrėti. Davai, atsiraskit. Taip jau atrodo kažkas panašaus ir net tas buvo. Kardos, ant tą matau. Neradau, žinok. Ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Ne, tai matai, jie jaučiu kažkur slydo ir bus nuėję. Ne, tai ir važiavau grinai palei griovį, žinai. Turui viešbutį galėsim paprašyti, kad atspausdintų. Patirties jau turiu, Maroke taip dariau. Čia tai aš dar tik kad suėjęs, bet Vokietijoje kokia tai... Sakys, what the fuck, bro? Sakysiu, bro. You do what you got to do. Ne, aš žiūr, kad mano irgi toks... Na, nežinau, kažkas neko ekstremelius nupirka. O, kad numerius gali fontą pasirinkti. Ant pasidarė heavy metal. Pas mus čia yra Ariel koks nors. Paprasti. O čia yra heavy metal custom. Lemba. Kiek įdomu, įveiksim kilometrų nepakabinti untralą. Visus. Šiaip mes į Ispanijoje, aš pastais, kad atvažiavau, pastais iš po Maroko dar tokiai numerė tebe buvau. Ir dar tebe yra video, netgi kelts. Yra netgi video dar iš Ispanijos, kur važiuojam autostradą. Ir menta jau ruodo pirštos kažko, nu aš sakau, ten problemų, tu ant avarinį, tai nepriskabin. Gal ir čia nepriskabins, jis bus gerai. Jeigu kon, tada ir aš toks pačias pasidarysiu. Tai sakysim, pas mūsų valstybė tiep turbūt. Tokie turi būti pats pasirinkti. Tiep pen, nu, custom, svarbu ir. Un dokumentai ir. Nu ir važiuojam. Nu va, jau esam daugiau kapostų Čekijos pravažiavėm. Šiaip Čekija irgi labai lėta važiuojas, nes šiandien ir penktadienis darbo diena. Tai kiekvienam miestelį labai daug mašinų, kamščia. Vienam miestelį šis traukinys važiavo per miestą ir dar kamščia susidarė, mes aišku, kiek įmanoma apvažiuojam. Jau naglavojam iki maksimalumo, kad kuo greičiau pravažiuoti, nes vienas dalykas karšta. Jeigu stovi to eilė, ten su visas atsistojęs gali išvirti. Dabar buvom sustojom degalinį, susiradom nakvynį. Pasirodo, gan brangiai yra to pusė nakvoti. Šiaip net pradau vieną nakvynį už 100 eurų. Tik tai, kad bookingi kažkodėl neleido užrezervuoti. Tai aš susiradau website, parašiau per WhatsAppą. Sakau, turėsit kambariok, sako vienas lėkis. Sakau, please, I'll come, I'll pay with cash. Sako, okay, no problem, atvaryk. Tai dabar tas viešbutis bus Austrijoje. Nuo iki Stelvio paso bus apie 5 valandas kelią. Turėsim labai ankstiai išvažinėti. Ir iki nuvažiuoju, atrodo 6 valandas 37 minutės, 407 kilometrus. So
So beware, she's scared of commitments. So beware, she's scared of loving me. So beware, she's scared of commitments. Pasiekėm Australiją, tai dabar galiu, aš telefoną parsisiunčiau ton appsą, Bean, tipo, kur visi čia žymas, kokios šalys ir buvę. Tai aš pagalvojau, kad žymėsiu tik tas šalis, katros su motociklu važiavau. Tai galim pridėti Czech Republic, Čekija, add. Ir dabar jau galim pridėti Austriją. Australija. Add. Bum. Tikslas yra užpildyti kuo daugiau. Arba kol kas labai nedaug, tai ir kelis bus tik ta, nežinau, matos. Ja. Tai jo. Davids parūkys ir važiuosiam toliau į Australiją. Europietiška Australija. Europietiškos, taigi iš geresnį. Man labai patinka vienas austrų dailininkas. Nežinau. Toks daug pasižymėjęs istorijoje yra iš Austrijos. A jūs žinot, apie kokią aš dailininką šneku? Kur buvau išmestas iš dailės mokyklos. Kažkokį žydokė nuskaudė nuo vaikystėje. Visą gyvenimą piešiau, bet nežinau. Tokis ūsus čia turėjai. Daly? Tokis labai ikoniškas. Ai, tas dailininkas. Jaudus ūsus turėjai. Ne, tai ne... Gazpromo pradininkas. Gazpromo pradininkas. Nu, ant daug pasižymėjęs ir žmogus. Labai, reikia vieno gimtenį nuvažiuoti, kad... Tai ir simbolį reikia tada gal tą progą nusipėti. Alles gute. Atsargiai, čia pasienį, tai jau supakaus. Kaip be numerių, mondras labai. Ir čia pagaliau pamatėm pirmasias Alpes horizonte. Tai toks geras jausmas apėmė, kad pagaliau artėjom savo tikslą, pagaliau yra kažkoks progresas, nes šiaip Austrija yra žiauriai graži. Ir visas tas kelias, kur kon tik važiavom, buvo vis laik tik wow, nespėjai galvą sukinėti, nes visur žiauriai žalia. Kalnauta ir aukštin žemyn ir serpantina ir visokių spalvų gėlis auga ir kvapą įvairiausiai. Tai Austrija žiauriai patiek ir kai pamačiau pirmasis Alpes buvo žiauriai gera. Tik ta problema buvo ta, kad mes čia jau gan ilgą važiavom ir abudu žiauriai norėjom valgyti. Taip atrodo žmogus nuvažiavęs 700 km su 125 motociklu per dieną. Jo, dabar pasiekėm savo trobą. Atrodo, teplo. Čia buvo pigiausi kokį, radom 100 km naktis. Neturėjau dvigubus lovus, tai esu mėgoti 800, nes man kojas trumpesnis, man paprašiau. Ko galiu pasakyti, subinės nejautu,
ausų nejaut. Šiaip labai gailus, kad nevažiavau su krosiniu šalmu. Reikėjo tiesiog imti krosinių šalmų ir kištukus ausų ir būtų bet gera, nes tas šalms 2 valandėlis paturiu galvos ir nėra gera. Labai tas veids šitą užspaud, man atrodo, kad netgi dabar, kad nusiminėjau šalmą, tai, atrodo, kad nuims su visom ausim. Nelabai gera. Tai dabar esam Austrijoje, Gmund, man atrodo, miestas vadinas. Čia turistinis pravažiavam žiauriai daug visokių slidininkų miestų. Ir čia ir, man atrodo, slidininkų miestas, matos visur keltuvą. Matės, kad važiavom betki gražių kelių, tik tai, kad niek nesimatė, nes taip pakeli galvą ir tik mata kalnų, tos siluetus, giedras dangus, žvaigždės. Tai aš manau, kad rytuo, kaip išeisim, pažiūrėsim pro langą, bus biški šoks, nes kaip tamsu atvažiuoju, niek nesimato, iš ryto, wow, būna. Tai žiūrėsim, kaip rytą atrodys. Tai dabar eisiu, susikelsiu iš kameros į kompą, į hardą medžiagą, kad turėčiau atmintis, nes rytuo, manau, bus pagrindinių vaizdų dalis ir rytuo turėtumėm pasiekti Gardos ežerą. Ir dabar dar su Dovydu šnekam dėl Stelvijo. Buvo pora vietų, kur buvo labai status kalna. Dabar, kaip važiavom, aukščiausias buvo 1.8 ar 1.9 ir Sarpantina. O antrų bėgių vos traukons į kalną motociklas ir labai tada kaist. Tai prasme, 2 Sarpantinus pravažiavau, jau turiu virš 90 laipsnių, 92, 94. Turiu automatiškai, jeigu įmuši 3, ons tada slopsta ir neįtraukia kalną. Tai mes galvojam, kaip daryti su Stelvija, nes Stelvija aukštį yra 2.7, tai yra 48, neklystų Sarpantina. Tai mes VSD galėjom nuvažiuoti neiškepdami varikliaus arba iškepti variklį. Tai dar labai gerą pagalvosim, ar aš važiuoti į Stelvijo, ar tiesiog į Stelvijo nevažiuoti ir kada nors atvažiuoti ten su 4 pėm. Nes tas daiktas nelabai tam skirtas. Kur buvo? Buvau laukia pažiūrėti daiktų. Pažiūrėjai, ar mocų nieks nenuvarė? Numerius pavogė vienus. Tai va, esam Gold, nes yra... Be komentarų. Labantas. Kaip ir sakiau, atsibundi iš ryto, tada pamata, kur esi. Šiaip čia dar nieka. Turėtų būti, mes dabar važiuosim nuo ten į Tampos ir ten turėtų prasidėti jau Didžiosios Alpės. Tai turėtų būti gerų vaizdų. To ritualai pasitempt lenciūgą ir Dovid, žiūrėkit, tur naujas numeris. Oba, dabar jau legit, nedaug skiriasi. Mėlyn flomasteris tikrai dar. Skiriasi, žinai kom, baudžiamuoju kodeksu. Čia žinai, čia ką pažiūrėsi. Bet realiai mėlyn jau stėlį herbą uždedi. Šiaip... Ir tvarkingi numerį. Viskas, manau, su to numerį yra tvarkoj. Štai iš vies esam nuvažiavę nuo štuką 600, vakar 900, šiandien 700. Štuką 600 per 2 dienas su 1.5. Be autostradų, tarp kitko. Autostradom čia gal greit numinti. Mes per visus kaimus važiuojam, per visus kalnus, pakalnis, Sarpantiną, vakar biškį vargom, kol įtraukį kalną. Bet jo, tai dabar esam užsistatę jau kitą nakvynį jau prie Gardos ežerą. Ir rodo 300 kem, jei neklystų kilų, bet važiuoti 5 valandas. Bus kalnų, reiks kirsti Alpes. Žiūrėsim, kaip 1.5 lips į kalnus. Tai mūsų manta. Dabar dar termokelnis išsiėmiau, nusiėmiau. Važiavau su benės 3 laipsnių bus. Tai kupreks yra visiška pilnutėlis. Žiūrėkit, kiek vakar dar vabalų prikapojom. Dabar man visas triukių, visas šalmas buvo musėns. Bet aš kadangi esu
Patyrus motociklus iš drėgnų servetėlių važiuoju tokim dalykam. Kažkas ne to, bet Aš mėgstu baltymus. Ne, mes draugiškai. Mums kai konvežas, aš kai konvežas. Šitas ir yra, kai dviejų keliauja, nereik visko vienam turėti, nes gali dalintis. Tai va. Žiūrėk, koks Austras eina po kairę. Kas taip? Žiūrėk, koks Austras po kairę. Netrukom porą dainų. Gerą, porą dainų trukom, bet jau esam Italija. Aš jau užaudu pizza, pasta, makaroni, bombardino, krokodilo, balerina, cappuccino. Buongiorno, grazie, mille grazie. Matai, mas smegenis iškrito. Ferrari. No dengi. Bellero. O. BMW. Imke, mati, imke. Welcome to Italia. Su 1-2 dvi dienas ir Italijoje. Fiat 500. Pasidžiaugiam Alpėm ir tada belieka džiaugtis kanjonas. Kalnas sumažėjo, bet sumažėjo ir eismas, nes visur, kur mes važiavom, šalipėjo autostrada, tai mums kelias buvo ganėtina švarus, galėjom mėgautis upeliu ir ramybė. Kanjonas irgi aišku ilga netroka, nes tu jau pat išlindom iš kalnų ir prasidėjo vynuogių lauką. Važiuojant žemė, neatrodė, kad tai laukai yra tokie dideli, bet kai pakėlėm droną ir pamatėm, koks yra plots vynuogių, tai kažkaip nebesistebėjom, kad Italijoje vynas toks populiarus, nes jūs tik pažiūrėkit, kiek čia aug vynuogių.
Ir tada ilga nebetrukom, ką pagaliau pamatėm savo kelionės tikslą, tai yra Gardos ežerą. Aš iš tikrųjų buvau labai nustebęs, nes aš tikėjausi ežerą, bet pamačiau jūrą išlindys iš tuneliaus, nes viena gal visiškai nesimatė. Ir skaičiavom paskutinius kilometrus iki viešbučiaus, nes buvo žiauriai karšta, 32 laipsniai šilumos, nors ir buvau biškį pasiniaukint, bet buvo labai dušna ir labai karšta. Tai laukiam, kada greičiau pasieksim viešbutį ir galėsim eit maudytis. Atvykom. O, parkingas su tavo legit numeriais. Kažkur ten viešbutis turbūt. Einam įsikurti ir eisim valgyti pizzą, makaronį arba dar kažko. Nu, ką aš jums galiu pasakyti. Kelionė buvo sudėtinga, buvo daug skausmo, reikėjo daug kantrybės, bet kai nori keliauti, keliauju tokiom sąlygom, kokius turi. Ir mes, manau, su Dovydu įrodėm, kad nereikia turėti pačią mandriausią motociklą, apkrausti tą 85 dėžėm, užtenka mažą pirpalietą ir labai didelį norą ir gali pasiekti kokį tik nori tikslą. Tai atsakėm į klausimą, ar su 125 gali keliauti, gali tik pasiimti labai didelį norą į kuprinį. That's life. Žiūrėkit, kokią akmenį radau. Vešu į Lietuvą, ton tikra. Ton gal ne, nafik negražus. Bet ton tai vešu į Lietuvą. Mes rankšluosčiaus neturiam. Mes džiovinsimės taip, natūraliai. Reikėjo bent mocis, paskui būtumėm praskuti, būtų nupūtę. Bet pažiūrėk, kokie kalniukai. Wow.
Ale? Nu, hebra, nepatikėsit. Grįžom į Vilnių. Dabar yra posi pirmos naktais. Iki Motofokso bazės, kur reikia palikti cefą, lieka 5 minutės važiuoti. Išsisukau iš posūkiaus ir nukrėt grundinį. Ta prasme, tiesiog nukrėt grundinį. Zaibys. Tai stumu motociklą iki ten, kad sutaupyt bent kažkiek metrų, nežinau, ar priekabų kokia atsius. Gal kad bus pakalinti, jau galėsiu pareidėti. Bet dabar reikia stumtis. Eik tu nafik, aš toks pavargęs. Dabar esam šiandien. Per paskutinį dieną esam nuvažiavę 802 kilus. Važiavom 11 valandų 16 minučių. Tai nemaža. Ir dar su 125 nepamirškit. Ir dabar lyn ir aš esu vis šlaps. Ir aš labai nenorėčiau susirgti. O dabar tur pakalinu. Ir lietų stiprė. Davai. Nu. Fuck. Kodėl negalėjai ištempti dar kelių minučių. Šiaip žiauriai lievų tą grundinį. Ta prasme, šis silpna vieta bus 100%. Nes prieš tai žmogus važiavo nutraukė, bet mums aišku neprižiūrėjai. Aš ir tempiau kiekvieną rytą. Ir tempiau kiekvieną rytą. Įsibėgėjau iki 19 km/h. 20. Toks su paspirtuku varau. Skandriukuoju, aišku. Baigės. Vėl reikia stumti. Nafik. Karšta. Šitą galit pažiūrėti, kaip atrodo. Nu šokis grlinciuks. Zabys, ne? Penks minutės galėjo iškentėti. Vies kelionį jaučiau, kad tas linciuks bili koks. Nes mums bet kiek kreivai išsitompis. Vieno vieto ilgesnis, kito trumpesnis. Ir dabar turėjau sugesti, kai aš jau bet kiek noriu varyti numiai pavalgyti, turėti mėgoti. Nes man rytoj darbas čia prieka, ta prasme, pos pirmos dabar. Man rytoj reikia į ofisą eiti. Niech. Svarbu grįžau. Dabar sakė, atvažiaus Toms, o Tomas pasims.